ne rūščiai, nes esame nelaisvėje. Todėl Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos Jaunoji Lietuva nariai prisiekia ir siūlo visiems tiems, kurių gyslomis teka ne vergų, ne bailių, o senovės baltų kraujas, prisiekti prie Laisvės paminklo, kad padarysime viską, kad 1990 metais vasario 16-ąją paminėtume iškilmingai nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Galėdami išdidžiai pakartoti pirmojo Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos žodžius, per amžius budėjom, laisvę laimėjom.